Konstituciją tauta priėmė referendumu. Labai geras teiginys, man jisai tinka. Dabar Konstitucinis teismas drįsta teigti, kad tauta nesupranta, kas Konstitucijoje parašyta ir todėl jie turi išaiškinti, kaip tauta turi suprasti Konstitucijos straipsnius. Tai jūs, brangiai, apsispręskit, arba kryželį nusiimkit, arba triusikus apsimaukit. Čia kažkur tai be ryšio, tai tauta yra pakankamai protinga balsuoti už Konstituciją referendumu, pakankamai kompetentingi ir protingi, o po to Konstitucinis teismas aiškina, kad tauta nesuprato, ką priėmė. Jūs galvojat, ką šneka tenais, berazumiai su savo šitais visais? Ar jūs suvokit, kad tyčiojatės iš tautos? Diplomų turėtojai. Jeigu jums kyla abejonių, kaip kažkurį straipsnį Konstitucijos reikia suprasti, būkit malonus, internetas visagalis. Surenkit plebiscitinę internetinę apklausą. Štai straipsnis, kuris sako, kad žmogaus būstas neliečiamas, nuosavybė neliečiama. Ir prašom, tauta tegu atsako, kaip jie šitą straipsnį supranta, nes tai tauta priėmė referendumu šitą konstituciją, o ne jūs aiškintojai, rašto aiškintojai ir fariziejai. Ir apklauskit, kaip šiandien tauta mato šitos straipsnius, kurios priėmė referendumu, nes suverenas yra tauta, o ne jūs.